Na, įspūdingos rungtynės iš Tai tikrųjų. dabar jaus pradės su metais. Svarbiausia, kad laimėjom. Taip ir norėjai. Ir iš tikrųjų tai, ką reikia pamiršti, nes ir to laukia visai kitos varžybos. Aš manau, bus žymiai sunkiau ir jie stengsis pavogti varžybas, tai yra laimėti. Nu, kada čia tau Norint, kad jie galėtų seriją sulyginti. Žaidėm gana neblogai, gynėmės gana neblogai, aišku, visada kažką galima gerinti, bet džiaugiuosi, kad komanda žaidė kartu ir žaidėm iš visų jėgų, atsidavėm visiškai aikštelį. Gera gynyba, puolimas, gerai pataikėm ir Robertas ir Tomas Dimša į lentos. Geras toks. Šiaip patenkinti, bet, žodžiu, reikia jau pamiršti, nes rytoj jau iškart žaidžiam. Tai svarbiausia dabar tiesiog susitaikyti, kad šitas laimėjimas nebuvo toks lengvas, ypatingai tarp kad nepakištų kojos rytoj. Ir yra kažko pasimokyti gal iš tų varžybų, kai šitoj, sakykime. Visgi vis tiek mes jam pradžioje leidom ten įsiveržti iš krepšio, mes daug tokių galbūt lengvų pražiopsojom, ten tokių kirtimų. Žodžiu, ir yra kažką galim dar pagerinti ir svarbiausia bus susikaupimas ir energija 100%, nes tai, žodžiu, nėra lengva niekam žaisti dvi varžybas iš eilės. Plius dar laukia tokia kelionė labai sunkiai į Krasnodarą, tai yra labai svarbu mums rytoj, labai. Šiandien iš tikrųjų labai gerai gynėtės. Kokius konkrečiai dalykus akcentavot, kokius žaidėjus galbūt akcentavot, ką reikėtų labiausiai prižiūrėti ir panašiai, kaip gintis prieš jų derinius? Stengiamės padėti viens kitam, iš tikrųjų, nesvarbu koks ten žaidėjas ar kaip, stengiamės sustabdyti jų galinę fazę, kiekvieno derinio. Ir į tą daugiau akcentavo. Šiaip atrodo įvykdėm trenerių nurodymus, žaidėm neblogai gynybą. Ačiū.